daryti išvadą, kad visi geriausi FMP krepšininkai rikiuotėje ir rezerve, aišku, ilgas atsarginių žaidėjų suolelis. Na, kalbant apie paskutiniuosius pasirodymus oficialiuose varžybose, savaitgalį Žaliazniko klubas pagerino savo padėtį Adrijos lygoje, svečiuose įtikinamai 18 taškų skirtumų nugalėjęs Liublianos Olimpiją. Ir po šios pergalės serbų klubas tapo vienvaldžiu Adrijos lygos čempionato lyderiu. Beje, būtent jie praėjusiais metais tapo Adrijos lygos čempionais. Na ir dar kartą galima turbūt pasakyti, jog šiandien matome dar ir dviejų regioninių lygų čempionų dvikovą. BBL nugalėtojai prieš stipriausią praėjusio sezono Adrijos lygos klubą. Ir iš šios poros tolin žengs tik vienas. Namuose FMP krepšininkai rungtyniauja labai sėkmingai. Šį sezoną kol kas pralaimėjo tik vieną kartą, kai grupės varžybose ULEB taurės turnyre juos po pratęsimo nugalėjo Ventspils krepšininkai. Ir iš tos pergalių serijos galima spręsti, kad matyt, tai buvo tik vienas kluptelėjimas Žaliazniko Panteroms ir tą nesėkmę matyt būtų galima labiau pavadinti išimtimi. Beje, grįžtant prie Ventspilio, šeštadienį Latvijos čempionai namuose parklupdė ir Vilniaus Lietuvos Ryto ekipą. Tiesa, tai jau nebuvo tokios svarbios turnyrinių požiūrių rungtynės Vilniaus komandai ir galbūt iš tiesų tas sukrėtimas atneš tam tikrų gerų rezultatų Vilniaus komandai, bandant nusiteikti prieš šios dienos dvikovą. Nors, aišku, krepšininkai patys puikiai suvokia, kokia yra šių rungtynių vertė. Ir pasveikinimas Vilniaus komandos starto penketui, pasveikinimas iš tribūnų. Šiek tiek nukeliantis rungtynių pradžią. Kol bus išvalytas aikštės parketas. FMP klubas yra vienintelė komanda per dar neseną ULEB taurės turnyro istoriją dalyvavusi visuose iki šiol rengtuose taurės turnyruose. Ir tie pasirodymai būdavo daugiau ir mažiau sėkmingi. Komanda patekdavo dažniausiai atkrintamąsias varžybas ir ten ne kartą ir ne du yra įveikusi ir pirmąjį, ir antrąjį atkrintamųjų varžybų etapus. Na ir štai dabar jau atrodo galima bus pradėti rungtynės šio mačo teisėjams. Jomantas, Rašas, Nilsenas, Štelmacheris ir Marijonas Petravičius. Toks yra Vilniaus komandos starto penketukas, pradėjęs šį antrąjį pusfinalio mačą. Rimas Rašas. Račičiaus reidas ir iškart pirmoji pražanga Vilniaus komandos legionieriui. Tos įvairios traumos ir lygos gerokai komplikavo pasiruošimą ir šioms rungtynėms Aleksandrui Trifunovičiui. Ilgą laiką negalėjo surinkti pajėgiausios sudėties, neturi jos ir dabar, jeigu dar prisimintume tą Ivano Kolievičiaus traumą, tačiau bent jau po rungtynių Ventspilyje grįžę į Lietuvą Vilniaus krepšininkai, Vilniaus komandos treneriai turėjo savo pajėgose ir galėjo dirbti kartu ir su Karimu Rašu, ir su Andriumi Šležu, ir su Robertu Štelmacheriu. Ir antrasis baudos metimas taiklus. Pirmąjį tašką šios dienos rungtynėse pelno Bojanas Krstovičius, 1,94 cm ūgio gynėjas, 26 metų krepšininkas ir kartu su Slobodanu Popovičiumi du vyriausi žaidėjai Žaliazniko klube. Matthew Nilsenas bando dabar peršvilpti tą tribūnų keliamą triukšmą rungtynių arbitrai. Vėl atrodo skrieja į aikštę tam tikri daiktai. Bus iš naujo paleistas 24 sekundžių laikrodis. Ir šį kartą nuo pat pirmųjų dvikovos akimirkų jau salės informatoriui tenka perspėti aikštė šeimininkų gerbėjų minę ir imtis drausminamųjų priemonių. Kiek jos bus veiksmingos, pamatysime jau rungtynių eigoje. Dabargi vėl kamuolys atitenka Vilniaus Lietuvos Ryto ekipai. Robertas Štelmacheris iš už galinės linijos pabandys pradėti pirmąją Vilniaus ekipos ataką šios dienos rungtynėse. Matthew Nilsenas. Štelmacheris, Petravičiaus užtvara. Štelmacheris iš 3 taškų zonos, metimas netaiklus, su kamuoliu serbai. 19 numeris Aleksandras Rasičius.
Kamuolys ilgokai būna jo rankose. Tai nieko stebėtino. Neturėtų būti joks siurprizas. Dabar judėdamas bandė sustabdyti varžovą Artūras Jomantas, bandydamas pagelbėti Robertui Štelmacheriui. Pirmoji pražanga jam. Antroji komandinė Vilniaus ekipai. Metimas iš 3 taškų zonos ir pataiko Aleksandras Rasičius, įmesdamas pirmąjį tritaškį šiandien. Na, tritaškius metimus serbų klubas savo aikštėje, būtent štai šioje arenoje meta labai taikliai ir jeigu jie rungtynėse Vilniuje pataikė tik tai 30%, mažiau net negu 30% visų tolimų metimų, tai tikėtis tokio paties prasto pataikymo antrose rungtynėse Vilniaus ekipai tikrai nederėtų. Gynyba, ypač mažieji krepšininkai, šiandien turės dirbti išsijuose prie savo tritaškio linijos, nes varžovai namuose žaisdami sumeta daugiau negu 40% visų tolimų metimų. O tai gali būti labai svarbus faktorius. Karimas Rašas iš savo įprasto taško ir pirmieji Karimo Rašo taškai. Šiek tiek, netgi ne šiek tiek, o gerokai aptildantis Železniko arenos tribūnose susirinkusius varžovų gerbėjus ir mažinantys skirtumą iki 1 taško. Kristovičius. Beveik pavykę buvo perimti kamuolį Artūrui Jomantui. Kovingas jo žaidimas pirmose rungtynėse taip pat buvo vienas iš tų faktorių lėmusių sėkmingą tos dvikovos baigtį. Ir šiandien ir jo, ir visų aikštėje pasirodysiančių krepšininkų indėlis bus labai svarbus. Marijonas Petravičius, 2 taškai su pražanga. Na vėlgi, pražanga, kuri praktiškai neturėjo jokios įtakos varžovo reidui. Tokių pražangų reikia vengti Vilniaus ekipai, jeigu jau prasižengti, tai prasižengti taip, kad varžovams nebeliktų jokių šansų tikėtis papildomo ekstra taško, pataikius 2 taškį ar tuo labiau 3 taškį metimo. Štai dabar Aleksandras Rasičius prie baudų metimo linijos. Kol kas beveik visus taškus pelno būtent jis, pataiko ir baudos metimą. 6 taškai Rasičiaus sąskaitoje iš 7, kuriuos yra surinkę Železniko klubas. Robertas Štelmacheris su kamuoliu. Matthew Nilsenas. Prieš jį Žalonas Ercegas. Labai daug nemalonumų pridaręs pirmose rungtynėse krepšininkas Artūras Jomantas. Netaiklus jo metimas. Laisvas atakavo Artūras Jomantas, tačiau šį kartą varžovų gynybos nubausti nepavyko. Rasičius vėl su kamuoliu. Svetkovičius. Ercegas. Ercegas palei galinę liniją. Labai gera Matthew Nilseno gynyba ir Artūras Jomantas su kamuoliu. 3 prieš 3, netgi 4 prieš 3. Klysta Artūras Jomantas, įsirėždamas į varžovą ir galbūt užsižaidė dabar šiek tiek su kamuoliu. Buvo galima permesti atakos kryptį tolyn į dešinėje pusę, kur jau buvo Karimas Rašas, tačiau dabar tenka už šią klaidą atidirbti prie savojo krepšio. Rasičius prieš Štelmacherį. Užtvara. Rasičius lenda link krepšio, labai netaiklus metimas ir prasižengia Ivanas Žigeranovičius, 2,12 m ūgio centras. Šį kartą Robertas Štelmacheris labai sėkmingai, taip nepažeisdamas taisyklių, nustūmė šiek tiek į atakos kraštą besiveržiantį priešininką ir privertė įmesti iš gan sudėtingos situacijos. O likusį darbą po krepšiu po netaiklaus metimo jau atliko Marijonas Petravičius. 3 minutės ir 10 sekundžių sužaista šios dienos rungtynėse. Karimas Rašas kol kas vienintelio taiklaus metimo Vilniaus komandoje autorius. Robertas Štelmacheris, netaiklus jo metimas iš 2 taškų zonos, perdavimas į priekį. Vilniaus komanda suspėjo sugrįžti prie savojo krepšio ir atrodo suspėjo jau atsirinkti savo tiesioginius priešininkus. Kas neįtin rezultatyvios, ypač Vilniaus ekipai pirmosios šių rungtynių minutės. Varžovai prameta 3 taškį, tačiau nepavyks atkovoti kamuolio ir stabdo aikštės viduryje dabar Džordžia Mičičius Artūrą Jomantą. Netgi tik įsibėgėjusi prilaikė šiek tiek Džordžia. Tai yra, atsiprašau, Bojanas Kristovičius. Taip, antroji pražanga jam ir keičia savo krepšininką varžovų ekipos treneris. Bojanas Kristovičius vidutiniškai po 6 taškus pelnantis krepšininkas, dabar sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio. Ir tas pats rezultatas. 7-3.
Karimas Rašas. Gražiai perduoda kamuolį Jomantui, šis dar toliau Nilsenui. Nilsenas iš toli, taiklus metimas. Štai taip 2 tritaškiais metimais išjudino savo komandos puolimą Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai. Iš pat pradžių Karimas Rašas, o po to Matthew Nilsenas. Ir varžovų persvara vos 1 taškas, sužaidus 4 minutės pirmajame šių rungtynių kėlinyje. Matthew Nilsenas. Ir šį kartą nepavyksta sustabdyti varžovų krašto puolėjo Zoronas Ercegas. Na, jis yra šiek tiek aukštesnis krepšininkas, tačiau dabar galbūt tas jo šiek tiek lėtesnis žaidimo stilius sutrukdo jam laiku grįžti po savojų krepšiu. Ir Matthew Nilsenas vėlgi tokiu pusiaudėjimu iš viršaus mažina skirtumą iki minimumo. 9-8 priekyje aikštės šeimininkai vos 1 tašku. Džordže Mičičius. Paliktas laisvas Cvetkovičius, meta iš toli, tačiau kol kas atrodo jam nelabai klostosi šių rungtynių pradžia, o tuo labiau, kad antrąją pražangą jau užsidirba ir Ivanas Žigeranovičius. 2 priešininko ekipos krepšininkai, 2 starto 5 žaidėjai turi jau po 2 asmeninės pražangas ir dabar atrodo, jog ir jį jau priverstas yra keisti Vlada Vukoičičius. Vilniaus komandai apsigynus atsiranda šansas išsiveržti į priekį. Kol kas rungtynių pradžioje didesnės duobės Vilniaus ekipa išvengia. Karimas Rašas, šį kartą metimas netaiklus. Petravičius numuša kamuolį savo komandos draugui į rankas. Iš pat pradžių laimėjęs tą pirmąją dvikovą. Robertas Štelmacheris prieš Rasičių. Ir dar viena pražanga 5. numeriui Branko Cvetkovičiui. Ir tai jau bus 5. Jeigu neklystu, komandinė pražanga FMP ekipai, nors jūsų ekranuose dabar Džordže Mičičius. Vis tik jis prilaikė savo priešininką. Ir Matthew Nilsenas prie baudų metimo linijos. Sunku pasakyti net, kurioje ten situacijoje prasižengė Džordže Mičičius, tuo labiau, kad jis rodytame epizode dengia Karimą Rašą. O Matthew Nilsenas pataiko 1 baudos metimą iš 2 ir išlygina rezultatą. 9-9 įpusėjus pirmajam kėliniui. Rasičius grįžo. Perskaitė varžovų derinį prie savųjų žmonių Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai, o dabar jau pavojinga ir nelabai reikalinga antroji pražanga Karimui Rašui. Mičičius. Vėl ir šios dienos rungtynėse matome daug epizodų, kuomet Serbijos komanda bando žaisti 1 prieš 1. Krepšininkai stengiasi veržtis link krepšio, bandydami išprovokuoti pražangoms. Vilniaus Lietuvos Ryto ekipa. Rasičius atspėjo jo sumanimą Robertas Štelmacheris. Artūras Jomantas veržiasi po krepšiu ir 2 taškai. Ir Vilniaus komanda išsiveržė į priekį 11-9. Labai susikaupę, užtikrintai ir drausmingai kol kas žaidžia pirmasias 5, beveik jau 6 šių rungtynių minutės Vilniaus krepšininkai. Buvo trumpam išsiveržę 4 taškais į priekį FMP ekipo žaidėjai, tačiau dabar jau Vilniaus Lietuvos Ryto komanda turi 2 taškų persvarą ir vėl Marijono Petravičiaus gynyba pernelyg silpna, kad sustabdytų Zoroną Ercegą, kad sutrukdytų jam pelnyti 2 taškus ir manau, jog netrukus išvysime ir pirmąjį keitimą vidurio puolėjo pozicijoje. 2 taškus pelno Zoronas Ercegas ir antrąją pražangą gavęs Marijonas Petravičius, štai taip, kaip ir buvo galima prognozuoti, sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio. Dėkoju jam už pasirodymą per pirmasias 6 šio kėlinio minutės Aleksandras Trifunovičius. Na, o vietoj Petravičiaus variantai turbūt 2, arba JP Batista, arba Aurelijus Žukauskas. JP Batista keičia 2 pražangas surinkusi Marijoną Petravičių, o varžovai vėl stoja prie baudų metimo linijos. Antrasis šansas pridėti dar tą taip vadinamą ekstra tašką. Ir pataiko, kaip ir buvo galima spėti, baudos metimą Zoronas Ercegas. Vėl išvesdamas į priekį Železniko komandą. Ir ne visai tikslus perdavimas. Varžovų aktyvesnė gynyba iškart priverčia pačios pirmos atakos metu suklysti Lietuvos Ryto krepšininkus. 3 minutės 50 sekundžių lieka žaisti pirmajame kėlinyje. Mičičius ir vėl veržiasi pro Karimą Rašą. Dabar jau atidžiau ir šiek tiek laisviau privalo dengtis Karimas Rašas, gavęs 2 pražangas. Artūras Jomantas. Perdavimas Štelmacheriui. Skubėti kol kas nėra kur. 3,5 minutės iki kėlinio pabaigos ir dar 12 sekundžių atakai. Štelmacheris
Nilsenas, 8 sekundės. Nilsenas iš 2 taškų zonos. Metimas netaiklus ir su kamuoliu Branko Cvetkovičius. Prieš jį tik tai vienintelis Robertas Štelmacheris. Tačiau pavyksta apsiginti Robertui Štelmacheriui. JP Batista pražiopso varžovo ataką iš už nugaros ir suteikia dar vieną papildomą šansą Železniko komandai. 3 minutės ir 10 sekundžių. Pražanga. Berods Robertui Štelmacheriui. Pirmoji asmeninė pražanga Robertui Štelmacheriui. Jis sėdasi taip pat ant atsarginių žaidėjų suolelio. Gerokai buvo sutrikdytas jo pasiruošimo ritmas šiam mačui dėl tos ligos. Turėjo praleisti ir keletą dienų, treniruočių dienų ir rungtynės Ventspilyje. Robertas Štelmacheris nuo prie baudų metimo linijos. Vėl tas pats Zoranas Ercegas. Dar vienas taiklus šio 21 metų krepšininko metimas. Krepšininko, kuris jau dabar domina NBA skautus ir pasižiūrėjus vien tą jo pasirodymą Vilniuje prieš savaitę ir štai kaip šiandien jis kol kas žaidžia, nesunku suprasti kodėl. Mažiau nei 3 minutės iki kėlinio pabaigos. Janis Blumas. Karimas Rašas. Jau nėra atsidengusių kol kas prie krepšio komandos draugų. Matthew Nilsenas meta likus 1 sekundė iki atakos skirto laiko pabaigos. Užstrigusi Vilniaus komandos ataka, kuri tikrai netaip matyt buvo sumanyta ir planuota. Priverstinis buvo Matthew Nilseno metimas. O dabar netaiklus varžovo atsakymas. Predragas Samardžijski prameta per JP Batistą. Ir lieka tas pats 3 taškų skirtumas. Janis Blumas. Artūras Jomantas. Matthew Nilsenas. JP Batista. Jo metimą dengia Predragas Samardžijski. Na kamulio jis nelietė, tačiau pasistengia, jog JP Batistai būtų situacija atakai kuo sudėtingesnė. Rezultatyvios pirmosios 8 šių rungtynių minutės. Cvetkovičius iš 3 taškų zonos netaikliai. Na, galbūt ir tam tikrą psichologinį spaudimą taip pat jaučia jau ir Železniko krepšininkai. Bet kuriuo atveju kol kas tritaškiai metimai nėra labai svarbus ir daug žalos Vilniaus gynybai darantis ginklas. Karimas Rašas. Rašas veržiasi po krepšiu ir labai protingai dabar žaidžia Karimas Rašas, žinodamas, jog prieš jį gerokai lėtesnis ir netoks judrus Zoranas Ercegas ir suprasdamas, jog varžovai jau turi surinkę daugiau negu 4 pražangas, ieško štai šio kontakto Karimas Rašas ir priverčia prasižengti. Viena iš pavojingiausių varžovų krepšininkų pataiko pirmąjį metimą. Karimas Rašas, skirtumas mažėja iki 2 taškų. Ir antrasis metimas taip pat taiklus. Štai taip išnaudoja šią progą bausdamas varžovus už pražangą 2 taikliais baudos metimais Karimas Rašas. Ir sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio ir Zoranas Ercegas. Prasižengęs pirmąjį kartą varžovai, jau yra prasižengę 6 kartus. Dabar jau Vilniaus ekipos spaudimas. Tiesa, jam galbūt ir buvo pasiruošę Železniko krepšininkai Milošas Teodosičius. O dabar labai jau lengvai sužaidžia šį derinį varžovai Vilniaus komandos baudos aikštelėje. Predragas Samardžijski be problemų pelno 2 taškus, vėl grąžindamas 3 taškų persvarą. Minutė 15 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Janis Blumas. Matthew Nilsenas. Janis Blumas vėl su kamuoliu. 2-2 su JP Batista. Iš 3 taškų zonos meta ir pataiko Janis Blumas, atsižymėdamas iš karto pirmuoju savo bandymu ir lygindamas rezultatą prasidėjus paskutiniai šio kėlinio minutei. 16-16, likus žaisti 50 sekundžių. Rezultatas lygus ir galima sakyti, jog vieną kėlinį šios dienos rungtynėse Vilniaus ekipa jau beveik atsilaikė, jeigu aišku nieko blogo nenutiks per tą likusį laiką. Ir dabar jau Janis Blumas prasižengia ir varžovai stos prie baudų metimo linijos. Susikabino už užtvarą stačiusio varžovo Janis Blumas. Pirmoji asmeninė pražanga Vilniaus ekipos įžaidėjui. Prie baudų metimo linijos Draganas Labovičius, 2,7 m ūgio
krašto puolėjas, kaip ir dauguma Serbijos klubo aukštaūgių ir apskritai kaip dauguma krepšininkų labai taikliai metantis baudos metimus. Štai dabar abu taiklus vidutiniškai pataiko 81% taiklumu arba, sakykim taip, 8 baudas iš 10. Draganas Labovičius, jo baudos vėl grąžina 2 taškų persvarą Železniko Panterams. Būtent šis gyvūnas yra pavaizduotas klubo emblemoje ir būtent šiuo vardu kartais yra vadinami Železniko krepšininkai. Milašas Teodosičius atkovoja kamuolį likus žaisti 20 sekundžių iki kėlinio pabaigos ir Železniko ekipa su kamuoliu. Teodosičius ir štai kaip JP Batista nesupranta dabar, nesusišneka su savo komandos draugu, visiškai laisvas, nekliudomas, atakuoja iš po krepšio Predragas Samardžyski ir štai taip paskutinėmis kėlinio sekundėmis Vilniaus ekipa jau turi 4 taškų deficitą šios dienos rungtynės. Pergalė! Mus vienija krepšinis ir pergalės. Grįžtame į Belgradą, kur bent jau rezultatas nesuspėjo pasikeisti, tačiau atrodo sužingsniuoja JP Batista ir šis taiklus metimas nebus įskaitytas. Sugrąžinama 4 taškų persvara Železniko krepšininkams. Antrajame kėlinyje Vilniaus komandos gretose pasirodė Mindaugas Lukauskis ir Andrius Šležas. Kartu su jais JP Batista, Janis Blumas ir Karimas Rašas. Teodosičius po krepšiu numeta kamuolį komandos draugui, šis dar tolin prie tritaškio linijos, tačiau varžovų dar vienas snaiperio šūvis skrieja pro šalį. Iš 5 tolimų metimų šiandien kol kas tik 1 pataikė Belgrado komanda. Vilniaus ekipa metė šiek tiek taikliau, 7 bandymai, 3 taiklus metimai. Karimas Rašas per varžovo rankas taikliai, tarsi nejausdamas jokios gynybos. Karimas Rašas pelno pirmosius taškus savo komandai šiame kėlinyje ir mažina skirtumą iki 2. Kiekvienas toks taiklus metimas, kiekviena laimėta minutė, aišku, yra nedidelis, mažytis, tačiau žingsneliais į priekį Vilniaus komandai. Turinčiai 11 taškų, dabar jau 9 taškų persvyrą JP Batista. Bent jau pražanga tokia, kad nepavyksta pelnyti taškų. Varžovo ekipos krepšininkui Branko Cvetkovičius stos turbūt prie baudų metimo linijos. Pirmoji pražanga JP Batistai. Karimas Rašas kaip ir galima buvo prognozuoti, kaip ir galima buvo tikėtis. Šios dienos rungtynėse vėlgi yra vienas savo ekipos lyderių. Pelnė 7 taškus, 6 įmetė Matthew Nilsenas. 2 rezultatyviausi krepšininkai Vilniaus ekipos gretose. Ir prameta baudos metimą Branko Cvetkovičius. Toks jau dažnas epizodas šio krepšininko žaidime, 85% baudų pataikymas. Tokia šio krepšininko statistika. Dabar antrasis metimas taiklus. 21-18 priekyje Železniko ekipa. Ir šitą kamuolį vėl Janis Blumas. Vilniaus komanda vengia skubotų atakų, tuo labiau, kad bandymas, tarkim, tokiais rizikingais perdavimais kol kas buvo tik tai vienas ir jis baigėsi Vilniaus ekipos prarastų kamuolių. JP Batistos mestą kamuolį liečia, atrodo, varžovoje, po to jau prasižengia Janis Blumas. Kas niekaip nepavyksta kažkaip įsižaisti antrajam Vilniaus komandos centrui, po to, kai pražangą gavo ir buvo pakeistas Marijonas Petravičius, dabar jau tokiose pralaimėtose rungtynėse antrąją pražangą gauna ir Janis Blumas ir sėdasi ant suolelio ir Batista, ir Blumas. Vietoj jų aikštėje Štelmacheris ir Aurelijus Žukauskas, žmogus, kuris prasidėjo ant suolo visą pirmąjį mačą ir galbūt šiandien jo pasirodymas galbūt ir taps tam tikrų nemalonių siurprizų FMP komandos aukštaūgiam. Tai aišku priklausys jau visų pirma nuo paties Aurelijaus Žukausko. Ir pažeidžia vidurio liniją dabar varžovo ekipos gynėjas. Teodosičius iš pat pradžių taip neužtikrintai bandė persivaryti kamuolį, trumpam prarado jo kontrolę ir štai taip, žingsnis jau į priešininko aikštės pusę, o kamuolys dar bumsi savoje aikštės pusėje. Viena iš retų FMP komandos klaidų šios dienos rungtynėse. Jeigu prisiminus pirmąjį mačą, tuomet komandos taip pat žaidė labai tvarkingai, drausmingai ir suklydo taip pat labai nedaug kartų. Karimas Rašas, jo metimas netaiklus ir po krepšiais, bent jau po varžovų, po savo krepšių karaliauja Panterų ekipos aukštaūgiai, o dabar 2 taškus
Sudėtingus 2 taškus iš sunkios situacijos, krisdamas ant grindų pelno Mičičius. Skirtumas padidėja iki 5. Didžiausia varžovų turėta persvara šios dienos rungtynėse. Robertas Štelmacheris. Užtvaros Aurelijui Žukauskui patikimos užtvaros pastatyti nepavyksta. Mindaugas Lukauskis. Andrius Šležas iš 3 taškų zonos. Netaiklus metimas. Mindaugas Lukauskis buvo jau beveik atkovojęs kamuolį ir dabar jau nereikalinga, aišku, pražanga. Emocinė tos pralaimėtos dvikovos išraiška. Mindaugas Lukauskis prasižengė pirmąjį kartą, tačiau kol kas šiame kėlinyje pavyko padidinti 1 taškų skirtumą FMP klubui. Ir Marko Džerasimovičius pasirodo aikštėje. Sužaidus 2,5 minutės šiame kėlinyje Aleksandras Trifunovičius. Žmogus, puikiai pažįstantis visus priešininko ekipos krepšininkus, turintis ir galintis gauti daugybę informacijos. Teodosičius iš 3 taškų zonos. Na, aišku, tas 3 taškų badas negalėjo ilgai tęstis FMP komandoje šiandien. Ir štai po Teodosičiaus 3 taškio skirtumas grėsmingai šokteli jau iki 8 taškų. Ir matydamas, jog jo komandos žaidimas užstrigo, minutės pertraukėlės prašo Aleksandras Trifunovičius. Situacija jau kur kas sudėtingesnė. Pildyti deklaraciją elektroniniu būdu verta. Gausite iš dalies užpildytą deklaraciją. Konsultacija telefonu padės išvengti klaidų. Turite klausimų? Skambinkite. Teisingai užpildę pajamų mokesčio permoką atgausite per 10 dienų. Būkite modernūs ir praktiški. Grįžtame į Belgradą, kur Vilniaus komanda atsilieka nuo varžovų jau 8 taškais ir žiūrint pagal bendrą serijos rezultatą, dabar jiems lieka tik tai 2 taškų persvara. Taigi, tik prasidėjus šiam kėliniui, varžovams jau beveik pavyko panaikinti tą deficitą, kurį jie atsivežė grįždami namo po pirmojo mačo iš Vilniaus. 6-2 pralaimimas šis kėlinys ir vos viena rezultatyvi ataka. Per tas jau 3 šio kėlinio minutės klysta Mindaugas Lukauskis ir dabar jau tarsi ant sparnų pasijutę lekia į priekį Železniko krepšininkai. Štai taip, skirtumas jau panaikintas. Na, dar yra tas 1 taškas, tačiau jis jau tik tai Vilniaus komandai. Nes 11 taškų skirtumas nieko negarantuoja. 11 taškų deficitas Vilniaus Lietuvos Rytui. Jis reiškia, jog jeigu tai baigtųsi rungtynių 4 kėlinys, tai tuomet būtų žaidžiamas pratęsimas. Artūras Jomantas dabar priverčia prasižengti savo priešininką, tačiau Vilniaus komandai reikia šiek tiek agresyvesnio ir kietesnio žaidimo šiame kėlinyje. Pagaliau pataiko Robertas Štelmacheris. 21-28 varžovų persvara mažinama iki 7. Dabar apsiginti ir sustabdyti varžovų ataką, galbūt bent šiek tiek pristabdyti tą jų vis įsibėgėjantį puolimą šiame ketvirtyje. Ir sužingsniuoja varžovo ekipos aukštaūgis Draganas Labovičius, bandydamas prasiveržti pro dešinėje pusę pro galinę liniją ir įveikti Matthew Nilseno gynybą. Dabar jau dovana Vilniaus komandai, pažiūrėsime, ar jie pasinaudos Vilniaus ekipa. Robertas Štelmacheris. Vėl 2-2 bandoma sužaisti su Aurelijum Žukausku ir Žukausko bandymas pakartoti Roberto Štelmacherio metimo buvo nesėkmingas. Mičičius. Ir vėl grįžęs į aikštę Aleksandras Rasičius. Su kamuoliu 4 minutės sužaista antrajame kėlinyje. Varžovai priekyje beveik visą šios dvikovos laiką. Ir dar viena pražanga. Mindaugas Lukauskis kyšteli ranką, nespėdamas sureaguoti į pirmąjį varžovo žingsnį. Antroji pražanga jam. Ir Džordžia Mičičius. 1-1 vėl sukuria rimtų problemų Vilniaus komandos gynėjai. Grąžina kamuolį į aikštės šeimininkai. Rasičius 2-2. Ir klysta varžovai Robertas Štelmacheris. Šansas greitai kontratakai. Štelmacheris. Nebus įskaityti šie taškai. Suspėja laiku prasižengti Marko Džerasimovičius. Na, sunku buvo, aišku, dabar Robertui Štelmacheriui. Nelabai jis matė matyti kairėje bėgantį į priekį Mindaugą Lukauskį. Varžovas suspėjo prasižengti anksčiau ir tai antroji Marko Džerasimovičiaus pražanga. Su kamuoliu vėl Vilniaus ekipa. Tačiau svarbiausia, jog jai pavyko apsiginti. Artūras Jomantas.
Robertas Štelmacheris. Reikia branginti kiekvieną kamuolį. Ir dar viena pražanga varžovams. Aleksandras Rasičius, atrodo, dabar jis užsikabina už Matthew Nilsoną, bandydamas prasiveršti pro šio užtvarą. Štai, Matthew Nilsono pagalba Robertui Štelmacheriui. Pirmoji pražanga Aleksandrui Rasičiui. Sėdusiam suolelio ir Samardžyski ir Mičičius. Robertas Štelmacheris. Matthew Nilsonas iš 3 taškų zonos. Netaiklus jo metimas, varžovai labai sėkmingai kovoja po savojų krepšių dėl atšokusio kamuolių. Praktiškai nėra galimybių rimčiau pasigrumti dėl jų Vilniaus ekipos žaidėjams, o dabar jau pavyksta apsiginti Artūrui Jomantui, nors atrodytų jau viskas, jau paleido Rasičių jis po krepšių, tačiau šiek tiek pritrūko tikslumo Rasičiui, o dabar Aurelijaus Žukausko perdavimas Matthew Nilsonui ir situacija Vilniaus komandai vėl gerėja. Gerėja 2 taškais, 28-23 priekyje Železniko klubas įpusėjus antrajam kėliniui. Taigi, kalbant apie atkovotus kamuolius, jau 13 dvikovų laimėjo varžovai. Puikiai blokuoja priešininko metimą Aurelijus Žukauskas ir dabar neskuba jo Mindaugas Lukauskis. Taigi, kova dėl atšokusių kamuolių 13-6. 12 kamuolių savo baudos aikštelėje atkovojo Železniko ekipa ir ne vieno karto to neleido padaryti Vilniaus krepšininkams. Aurelijus Žukauskas nepataiko iš po krepšio, varžovai skuba į greitą kontrataką. Rasičius perdavimas po krepšiu, pučia kamuolį Mindaugas Lukauskis, tačiau tai jau pavėluotas bandymas. Apmaudžiausia aišku, jog Aurelijus Žukauskas turėjęs puikią progą, jos nesugebėjo išnaudoti. Taip, čia viskas jau tvarkoje. Rungtynių arbitrų sprendimas tikslus ir teisingas. Ir 23-30, vėl 7 taškų skirtumas. Dar viena pražanga. Šiandien neleidžia pernelyg įsismaginti abiejų komandų krepšininkam tarpusavio dvikovose arbitrai. Ir tai turbūt yra galbūt parankiau, sakykime, Vilniaus ekipai. Žaidžiančiai išvykoje trečioji pražanga Marko Džerasimovičiui. Jis atrodo jau turės sėstis ant atsarginių žaidėjų suolelio. Vietoje į aikštę grįžta Branko Cvetkovičius, pelnęs kol kas 1 tašką savo komandai nuo baudų metimo linijos. Robertas Štelmacheris. Aurelijaus Žukausko užtvara. Štelmacheris lenda po krepšiu, pamato atsidengusi Matthew Nilsoną. 2 taškai ir gulintys ant grindų Štelmacheris. Geras iš pat pradžių, po to blogas vaizdas Vilniaus komandos aistruoliam. Ir atrodo, jog bus priverstinis keitimas. Keitimas, kai to mažiausiai dabar reikėjo Vilniaus ekipai. Kasgi čia įvyko šioje situacijoje. Iškliuvo ir atsitrenkė į stovėjusį varžovą Robertas Štelmacheris. Vis dar ant grindų Vilniaus ekipos žaidėjas, o pastaruoju metu jis labai sėkmingai vadovavo savo komandos puolimui. Ir jo netektis yra nekokia žinia Vilniaus komandai. Tikėkime, kad tas sutrenkimas laikinas ir kad galės grįžti į aikštę Robertas Štelmacheris. Štai taip. Į kaklą, į galvą ir kaklu atsitrenkė į priešininko kojas Vilniaus ekipos žaidėjas. Bet kuriuo atveju bent jau 2 taškus po jo perdavimo Matthew Nilsonas pelnė, vėl pagerindamas Vilniaus komandos situaciją. 30-25 priekyje Železniko komanda. Labovičius. Puikus Aurelijaus Žukausko blokas, tiesa varžovai išsaugo kamuolį, tačiau labai neilgam. Artūras Jomantas, 3 jau laukia jo priešininkai po krepšiu, tačiau Artūras Jomantas puikiai suklaidė. Grįžtame į Belgradą, čia minutės pertraukėlė, kurios metu jau gerokai emocingiau savo krepšininkams ir netgi piktai kartais aiškino, kaip reikia žaisti jų treneris Vlado Vukoičičius. Skirtumas, tas 8 taškų skirtumas, kurį turėjo FMP komanda pastaruoju metu, ištirpo iki 3 po kelių sėkmingų svečių atakų ir vėl tik 3 taškai. 3 taškai, kurių varžovams neužtenka ir kurių pakanka Vilniaus komandai. 3,5 minutės lieka žaisti antrajame kėlinyje. Sėkmingai ginasi Tomas Delininkaitis, bent jau numušdamas kamuolį už aikštės ribų. Atrodo, tas Aurelijaus Žukausko tie 2 blokai šiek tiek išgazdino ypač mažesniuosius Železniko komandos krepšininkus, mėgstančius lysti po krepšiu. Ir dabar jau atrodo puldamas prasižengė Branko Cvetkovičius. Janis Blumas pagavo savo varžovą. Tokia
Sakykime, sudėtinga arbitrams situacija, bet kuriuo atveju sprendimas palankus svečiams. Branko Cvetkovičiui pirmoji asmeninė pražanga. Ir su kamuoliu Janis Blumas. Artūras Jomantas. Matthew Nilsenas. Taiklus jo metimas. Matthew Nilsenas patikimai, ramiai ir užtikrintai mažina varžovų pranašumą iki 1 taško. Vilniaus komanda vėl išlipo iš tos duobės, iš tų -8 taškų, palikdama varžovams tik tai 1 taško pranašumą. 2 minutės ir 50 sekundžių iki kėlinio pabaigos, perdavimas po krepšiu ir Aurelijus Žukauskas, įspūdingas jo blokas. Atrodo, jau patikėjo savo pergalę ir 2 taškais Zoranas Ercegas, tačiau neįvertino Aurelijaus Žukausko. Na, nebuvo jo matęs jis pirmose rungtynėse ir tai tas netikėtumo faktorius galbūt taip pat suvaidino tam tikrą vaidmenį. Tomas Delininkaitis, perdavimas po krepšiu Žukauskui, Žukis kala iš viršaus ir štai taip dabar jau užtyla Železniko krepšinio arenoje susirinkę aistruoliai. Pamatė Vilniaus komandos spurtą, po kurio aikštės šeimininkai atsilieka jau 1 tašku šios dienos rungtynėse. 31-30 priekyje Vilniaus Lietuvos Rytas. 2 minutės 15 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Dabar jau suklaidina Aurelijų Žukauską Zoranas Ercegas. Jaunesnis, mažiau patyręs, tačiau šį kartą laimėjęs tarpusavio mikrodvikovą. Patikėjo jo tuo tariamų sumanimų mesti iš 3 taškų zonos Aurelijus Žukauskas. Tačiau jo įėjimas sustiprino Vilniaus komandos žaidimą. Ta galima pasakyti vienareikšmiškai. Atsirado ir tam tikras pavojus po krepšiais varžovo aikštės pusėje. Ir visų pirma, ko verti vien tie 3 Aurelijaus Žukausko blokai. Nugesinė 3 varžovo atakas ir labai pavojingas atakas. Na, Zoraną Ercegą, aišku, sustabdyti sunku. Sunku sustabdyti jį buvo Vilniuje, sunku jį sustabdyti ir šiandien. Bent jau 1 baudos iš 2 nepataiko dabar Zoranas Ercegas, o tai reiškia, jog šių rungtynių rezultatas yra lygus. 31-31, netrukus prasidės prieš paskutinę antrojo kėlinio minutę. Janis Blumas paliktas laisvas ir nepavyksta nubausti varžovų Janiui Blumui. Situacija buvo gan dėkinga, tačiau dabar jau reikia grįžti prie savojo krepšio. Maksimalios koncentracijos visas 40 minučių reikalavo iš savo komandos krepšininko Aleksandras Trifunovičius ir šis pasakymas galioja iki šiol. O štai Zoranas Ercegas dabar jau nesutinka rimtesnės kliūties kelyje link krepšio, dar 2 jo taškai. Vos tik tai jisai grįžo į aikštę, iškart atsirado naujų problemų Vilniaus komandos gynybai. Tomas Delininkaitis. Ir pražanga varžovams. Vėlgi sunkiai kyla nuo grindų Artūras Jomantas. Na, krepšininkas stiprus, valingas. Tačiau net ir jam nebuvo lengva dabar atsikelti po susidūrimo su priešininku. Dabar reikia atsigauti. Predragas Samardžyskis pirmoji pražanga jam ir prie baudų metimo linijos. Dabar jau stoja ir Vilniaus Lietuvos Rytas šiame kėlinyje. Beveik vienodai pražangų yra surinkusios abi komandos. Kol kas pagal šį rodiklį aikštės šeimininkai neturi jokios persvaros. Artūras Jomantas pirmosios 2 baudos šiandien ir pirmoji skrieja pro šalį. Na, bent 1 baudos metimas, taiklus metimas būtų labai reikalingas. Nilsenas ir Šležas kovos dėl šio kamuolio. Antrąjį metimą pataiko Artūras Jomantas. Skirtumas, varžovų skirtumas, persvara mažėja iki 1 taško. 33-32 priekio Železniko Panteros. Dabar bandančios šį pranašumą padidinti. Netaiklus metimas, ataka buvo graži, tačiau nesėkminga. Ir Matthew Nilsenas nors ir sunkiai, tačiau laimi dvikovą su Predragu Samardžyskis. Tomas Delininkaitis. Kadangi varžovai jau yra prasižengę daugiau negu 4 kartus. Pražangos bus baudžiamos baudų metimais. Janis Blumas veržiasi po krepšiu, numeta Nilsenui. Nilsenas Blumui. Blumas iš sunkios situacijos. Nilsenas kovoja dėl kamuolio ir atrodo pats prasižengia po varžovų krepšiu. (33-32), 1 taško persvara. Ir pražanga Matthew Nilsenui. Pražanga, kuris siunčia prie baudų metimo linijos Milošą Teodosičių, 20-metį, 1,95 cm ūgio gynėją. Ir
Ramiai užtikrintai pataiko pirmąjį baudos metimą Teodosičius. Šiaip vidutiniškai iš 4-3 įmeta šis gynėjas, bent jau iki šiol. Taip mesdavo ULEB taurės varžybose. Dabar įmeta abu. Ir tų taškų, aišku, labai reikia Železniko Panterų ekipai, o minutės pertraukėlės prašo Aleksandras Trifūnovičius, Vilniaus Lietuvos Ryto ekipos treneris. Grįžtame į Belgradą ir čia aikštėje vėl Železniko komandos penketukas. Po 2 taiklių baudos metimų jie turi 3 taškų persvarą šios dienos rungtynėse, tačiau šį kėlinį kol kas 1 tašku laimi Vilniaus Lietuvos Ryto ekipa. 16-15. Vilniečių gretose į aikštę grįžo Karimas Rašas. Dabar su juo Delininkaitis, Blumas, Nilsenas ir kasgi centre. Netgi net centre. Centre Metju Nilsenas, o krašto puolėjo pozicijoje dabar žaidžia Andrius Šležas. Metju Nilsenas iš 3 taškų zonos. Netaiklus metimas ir su kamuoliu Teodosičius. Paskutinės 20 kėlinio sekundžių ir vėlgi šansas sėkmingiau šį kėlinį pabaigti turi aikštės šeimininkai. Turintys 3 taškų persvarą, bei galintys dabar ją padidinti. Rasičius paliekamas ir vėl pražiopsojo Metju Nilsenas, nesusišnekėjo dabar, tiksliau sakant, Delininkaitis ir Janis Blumas ir paskutinė šio kėlinio sekundės, netaiklus metimas iš aikštės vidurio, vėlgi nesugebėjimas apsiginti nuo paskutinės atakos, vėl kiša koją Vilniaus Lietuvos Rytui ir štai taip po 2 kėlinių Serbijos komanda